Lietuvoje pagaliau tuo išvys geriausia kino kokybė. Didelė naujiena Vilniaus kino mylėtojams. Legendinė Forum Cinemas Vingis didžiąją salę uždaro rekonstrukcijai ir netrukus taps pirmąją salę IMAX Lietuvoje. Nu, kasgi tas IMAX'as, jūs paklausite? Tai ne šiaip didelis ekranas, tai ekranas užpildantis visą tavo regėjimo lauką, ryškios spalvos ir gilus kontrastas kaip Dolby Atmos. Visgi Dolby Atmos geriau tu pasižymė, bet kuo išskirtina, kad tai, jog tu pasijausi, jog esi pačiame filme, matant tokį regėjimo lauką. Tokie filmai kaip Tamsos riteris, Oppenheimeris, Kopa režisierė naudoja specialiai filmuojant su IMAX kamerom. Būtent tai, kad žiūrovas galėtų pamatyti apie 40 daugiau vaizdo neįprastame kine. Na, tai bus pirmas IMAX ekranas Lietuvoje, bet man vis tiek dar kyla klausimas, kokį IMAXą mes gausim. Ar tai bus tikras 70 mm kino juostos leidinys, kuris suteikia tą tikrą IMAX kokybę. Na, šiuo metu tokį kiną galima pamatyti Čekijoje, Briuselyje ir Londone. Na ir paskui Amerika ir Azija. O galbūt tas bus modernesnis IMAX su lazeriu. Na, jie gal visgi liks prie to pigiausio varianto, kuris vadinasi IMAX Digital Xenon. Dar kitaip žinoma kaip LIMAX'as, IMAX'o apgavystė. Jisai turi siauresnį 1.90.1 formatą, palaikantį tik 2K raišką. Netoks jau tas stebuklingas formatas kaip tikrojo IMAX'o. O jūs pasidalinkite komentaruose, ar esate buvę IMAX'o kine? O net kaip galvoti, kokį Vingyje gausime kino IMAX'ą. Na ir pasiek man Instagram'e, įdomiesi kamerom ir kinu. Ačiū tau.